Žemės ūkio ministerijos vadovybė antradienio popietę dalyvavo oficialiame atsisveikinime su atleistais sekretoriais. Ministras Kazimieras Starkevičius įteikė gėlių, pakvietė pasivaišinti braškėmis ir kava. Kol vadovybė šnekučiavusi, ministerijos darbuotojai pasinaudojo progą ir užsirakinę neveikiančioje valgykloje darbo metu surengė puotą 60 metų sulaukusiam interesantų priėmimo skyriaus vedėjui. Liejosi degtinė, vynas, šampanas. Valdininkai supratė, kad yra stebimi, iš slaptojo kambarėlio puolė bėgti, suskubo ieškoti atsarginių išėjimų. Sunkiai rado. Blaškėsi pirmyn atgal nuo vienų durų iki kitų, nuo vienos sienos prie kitos. Už durų kolegas stebėję kiti valdininkai šnabždėjosi, jog vaizdas kaip dideliame skruzdėlyne. Po kiek laiko gimtadienio dalyviams evakuotis pavyko, tačiau pabėgo netoli. Ministerijos kieme iš valgyklos išskubėjęs pasirodė ir šventės kaltininkas, interesantų priėmimo skyriaus vedėjas Vincas Vigraitis. Į kalbas nesileido, atvirkščiai, pasileido tekinas per kiemą. Pamatęs, kad sekamas, dar greičiau bėgo. Valdininko kelyje pasitaikė tvora, tačiau net jos smaigaliai jubiliatui pasirodė nebaisus. Nedvėjodamas lipo, plyšo kelnis, o valdininkas, nors ir bandytas sulaikyti nuo šuolio žemyn, ryžosi šokti ir žlegtelėjo nuo kelių metrų aukščio šlaito. Atsikėlęs lyg niekur nieko, nurūko centro link. Palaukit, ponas, palaukit, nu, kur jūs bėgat? Kas atsitiko? Ministerijos darbuotojams pasprukti pavyko, tačiau gausių vaišių su savimi išsinešti nepajėgė. Į glėbius nebūtų tilpę. Ministerijos valgykloje mėtėsi išgerti degtinės, brendžio buteliai, iki galo neišgertas vynas, pradarytas liko ir viskis. Dar keli degtinės buteliai, o šampanui šauti taip ir nespėjo. Nesuvalgytas, ant grindų gulėti liko ir didelis rūkytas kalakutas. Tačiau be šventės kaltininko aiškėja ir kiti puotos darbo metu dalyviai. Gausi delegacija buvo iš ministerijos turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus. Iš gimtadienio spėriai bėgo ir skyriaus vedėjas Alfredas Gustas, paskui jį ir kiti pavaldiniai. Štai ši tarnautoja bėgdama neatsiliko nuo vyrų. Tačiau vėliau įrodinėjo šventėje nedalyvavusi. Esą basučių spalva netitinka. Labadiena. Galima jūs pakalbinti? Ne. Kodėl? Šiandien vyko tokia šventė. Joje irgi dalyvavot. Kokioj šventė? Nedalyvavot? Ne. Gimtadienį pirmam aukšte. Nedalyvavo šiaip. Bet yra medžiagų užfiksuota. Kokioj medžiagai? Nedalyvavot tikrai? Ne. Ministras Starkevičius, kai jo pavaldiniai iš puotos darbo metu ėmė bėgiotis, išvyko į susitikimus. Telefonu su ministru susisiekti nepavyko iki pat vakaro. Ministro atstovas šventės dalyvių pavardės ėmė slėpti ir liepė palikti ministeriją. Jis aiškino, kad ministras puotoje nedalyvavo, tad ir komentaro nebus. Palaukit sekundėlę, aš to iškviesiu apsaugą ir dar kartą kartoju, vadinasi, jūs nesusitarė. Kiek kalbesnis pasirodė buvęs ministerijos sekretorius, ministro patarėjų paskirtas Vytautas Grušauskas. Peržiūrėjęs filmuotą medžiagą patvirtino, jog dauguma šventės dalyvių ministerijos darbuotojai. Tai ką aš galiu pakomentuoti? Nesuprantu, ko jie laksto čia. Gal iš turto, gal kur apkaitis, gal tik čia stambus. Į darbo pabaigą šventės vietą apžiūrinėjo tik puotoje nedalyvavę darbuotojai. Prisistatyti taip pat atsisakė. Aiškino, kad užklydo netyčia. O tai jūs kas esate? Aš taip, čia ne... Tai jūs ministerijai dirbote, ne? Aš? Nu. Nedirbu aš. O tai kodėl jūs čia esate? Aš prižiūrėjau, žiūriu, kas čia vyksta. O tai kas jūs esate toksai? Niekas. Tai jūs įsibrovelis? Taip išeina, nes čia pataikėjau. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.